Ar kada pagalvojai, kaip būtų puiku, jei virtuvės atliekų nereikėtų tiesiog išmesti, o jos galėtų tapti kažkuo naudingu? Gera žinia tau, toks būdas jau yra. Pažiūrėk, kaip ši maža, beveik nematoma kompostinė atlieka savo darbą. Ji tarsi slaptas trąšų fabrikėlis, paverčianti virtuvės atliekas vertinga trąša tavo daržui. O pradėti su ja kompostuoti tiesiog paprasta. Tereikia įkasti kompostinę į žemę, pridėti maisto atliekų, sumaišyti su popieriumi ir kartonu, palaistyti ir įdėti saujas sliekų. Pradžiai užteks vos 100 gramų. Toliau viską perima gamta. Sliekai ir mikroorganizmai atlieka savo darbą, skaido atliekas ir paverčia jas maistingomis trąšomis, kurias augalai lengvai įsisavina. Tavo vienintelė užduotis – tiesiog pildyti kompostinę ir pasirūpinti, kad ji neišdžiūtų. Visa kita sliekų ir mikroorganizmų darbas. Po kurio laiko pamatysi, kaip tavo virtuvės atliekos virsta maistu augalams. Bent jau mano cukinijos ne tik auga, bet ir klesti. Ir visa tai be jokių papildomų trąšų. Mažai darbo, bet didelis efektas. Ar tau tinka toks variantas? Jei taip, susisiek ir sužinok daugiau. Kompostavimas dar niekada nebuvo toks paprastas.